Na, kaip nepadaryti klaidos besirenkant yra nepaprastai svarbus klausimas, nes aš manau, kad kaip minimum pusė skyrybų arba santykių problemų atsitinka dėl to, kad žmogus pasirenka ne tą partnerį. Pasirenka tokį partnerį, kuris būtent jam ir spustelėsi visas jos skaudžiausias vietas, pakartos traumas patirtas su tėvais, taigi čia kažkaip tai jau reikia iš anksto mąstyti. Ir dabar svarbiausias dalykas yra, kažkaip tai sugebėti pamatyti, kokį žmogų jūs iš tikrųjų pasirinkot, kokie yra jo pliusai ir minusai ir atsakyti savo, ar aš imu tą paketą su visais pliusais ir minusais. Ne vien tik su pliusais, kaip atrodo įsimylėjus. Ir kaip dabar aiškiai blaiviai pamatyti tą paketą, kad jį galėtum pasirinkti. Tai manau, yra keletas tokių gerų būdų, ką galima būtų nuveikti. Vienas iš tų būdų yra vis dėlto, sužinoti, pamatyti kažką apie to žmogaus artimiausius žmonės. Tai šeimą, galbūt draugus dar artimiausius ir pabandyti tiesiog intuityviai pajausti. Ar to žmogaus aplinkos emocinio intelekto lygis yra aukštesnis negu jūsų emocinės aplinkos, ar žemesnis, ar toks pats. Jeigu toks pats, tai idealu. Jeigu aukštesnis, tai nieko gero, tas žmogus gali ateiti norėti palikti jūs ir jūs niekaip jam neįtiksit. Bet jeigu žemesnis, tai tikėtina, kad tas žmogus jūs trauks į dugną. Jūs bus agresyvesnis, nesivaldantis labiau, taip toliau. Visi žemesnio emocinio intelekto požymiai. Kitas dalykas. Labai svarbu sužinoti, kokių taisyklių jisai laikysis santykiuose su jumis, šeimoje, jeigu jūs ją sukursite. Ir vėlgi reikia labai gerai sužinoti, pagal kokias taisyklės iki šiol jisai gyvena. Na, pavyzdžiui, jeigu tai buvo šeima, kur viską valdo moteris, o vyras tik tai, nuvertintas ir nustumtas į šalį, tai greičiausiai, jeigu jūs esat moteris, tai jisai tikėsis iš jūsų, kad jūs viską valdysit, vien jūsų atsakomybė bus, jisai nieko nedarys. Taigi, pažiūrėti, ar tos taisyklės jums iš principo bent jau didesnė dalis jų yra priimtinos, ar nesipjauna, ar jūs neateinate iš šeimos su visai kitom taisyklėm. Dar vienas dalykas. Labai gerai pasižiūrėti, koks žmogus būna, kai jis yra pačioj blogiausioje būsenoje. Pavargęs, suirzęs, įsižeidęs, iki ko jisai savo leidžia prieiti ir kokiais būdais jis tada elgiasi, ar tie būdai priimtini. Nes, sako, yra labai svarbu, kad žmogaus minusai būtų priimtini svarbiau, negu kad pliusai būtų patraukus. Tai štai tokia situacija, aišku, sunkoka suorganizuoti, bet padeda, sakysime, kažkokia kelionė, kur abudu pavargsta arba kažką turi išspręsti. Remontas labai gerai santykių pradžioje iš karto gali sužinoti, kaip žmogus iki ko gali prieiti, kaip sakoma. Dar vienas dalykas. Labai svarbu sužinoti apie tai, kodėl nenusisekė santykiai su ankstesniais partneriais. Kas jam nepatiko juose. Kokie dalykai nesisekė. Čia, aišku, reikia detektyviškai mąstyti, nes turėtų omeny, kad žmogus gali pats nesuprasti, kas ten įvyko, nematyti savo rolės, bet, pavyzdžiui, jeigu jūsų vaikinas sako, kad, ten mano pirmoji mergina tuo buvo bloga, antroji tuo, o jūs pats visą laiką geras, tai jo, aišku, kyla klaustukas, tai kaip čia yra. Jeigu jam neįtiko kažkuo ta mergina ar kita, tai vėlgi reikia gerai išgirsti, kuo neįtiko ir kuo jis norės iš jūsų. Nes iš principo santykiuose galbūt ten merginos ir skirtingos buvo, bet jisai buvo toks pats ir yra toks pats ir jisai reikalaus iš jūsų kažkokių panašių dalykų ir dėl panašių pyks. Ir pats svarbiausias dalykas, jau kai esate santykiuose, pabandyti kažkokiu tai momentu, ar fiziškai, ar dvasiškai tarsi atsitraukti nuo tų santykių ir įvertinti, ar mano gyvenimas, mano savijauta gyvenime, mano būsena, energija, kai aš atsidūriau kartu su šituo žmogumi, ar jinai pagerėjo, aš pasijutau jų laisvesnis, kažkoks tai laimingesnis, ar atvirkščiai, aš užsispaudžiau, aš mažiau turiu jėgų, aš mažiau begaliu nuveikti, tiesiog įvertinti tą bendrą pasikeitimą.